Spiritus et Gemite Celitus Lucis Tuae Radis, Vini Pater Abem, Vini Natum, Vini Lumen Domini, Vini Sanctus Sanctus Spiritus Lucis Tuae Radis, Vini Pater Sanctus Spiritus, Vini Sanctus Sanctus Spiritus Lucis Tuae Radis, Kada visa tauta mini brangią dieną prisimena mūsų tremtinius, kurie prievarta buvo išvežti iš savo namų, iš savo tėviškės. Branginkime šitos gyvenimo istorijos faktus. Perduokime tas žinias iš kartos į kartą, kad ateinančios kartos neužmirštų mūsų tėvų, senelių, protėvių skausmą, jų ašarą, kad mes brangintumėm ypatingai ir mylėtumėm savo laisvę. Melskimės nuoširdžia malda už mūsų Lietuvą tėvynę, kad dangiškoji motina Marija savo motinišką meilę mus kiekvieną žmogų apkabintų, atglėbtų, kad mes toliau neštumėm į pasaulį Dievo gailestingumą ir jo meilę. Mūsų broliai ir seserys tą baisią dieną buvo paimti ir ištremti iš savo krašto. Atrodytų, širdis plyšta,
jaunas žmogus. Ir štai, kada skaito mūsų tremtinių žmonių vardus, kiek daug išvyšta, kiek daug gyvenimo likimų sudaužyta. Atrodytų, viskas nusvyra jų rankose. Atrodytų, kokia ta viltis. Bet štai jų viltis nenuleido. Jie rankų. Jų širdis mylėjo savo kraštą ir dėjo tą meilę į mus, kad vieną dieną štai mes būsime laisvi. Jų ašaros, jų maldos, jų meilė pagirdo mūsų tautos žemę. Kad ateinančios kartos būtų laimingos, kad ateinančios kartos būtų laisvos. Ir šiandien mes turime tarti didelį ačiū iš visos širdies ir meilės mūsų broliams ir sesėms, kurie buvo ištremti, kurie nenuleido rankų, bet jų širdyje degė ta viltis ir pasitikėjimas tą Dievo meilę, kovoti už laisvę. Branginkime, mylėjai, mūsų laisvę. Nenuleiskime rankų, nors ir galvojame, kad šiandieną mes esame laisvi, jau Dievas yra mūsų kišenėje. Deja, nemylėjai. Toliau, nepaliaudami savo nuoširdžią maldą, diena iš dienos melskimės už Lietuvą, už mūsų tautos jaunimą, kad jis augtų ir puoselėtų savo viltį, augintų savo širdyje tą meilę savo kraštui, meilę savo tėviškai ir brangintų mūsų tautos istoriją. Padarysim ten. Va. Aš. Labą dieną, labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, labą dieną, labą dieną. Sveiki, sveiki. Sveiki, labą dieną. Labą dieną. Pradė negadink eilės. Pradė. Nebūkite pagrindiniai.
Gerbiama Palangos bendruomenė, gerbiami politiniai kaliniai, tremtiniai, mėly svečiai ir jaunime. Na, iš tikrųjų, šiandieną 2025 birželio 14 diena. Gražus rytas Palangoje, pilnas miestas svečių, vaikai klegi, gyvena gyvenimus, planuoja darbus ir atrodo nieko netrūksta. Atrodo viskas yra labai gerai. Nepriklausoma Lietuva klesti. Žmonės turi darbus. Viską turi, ką nori, jeigu nori. Bet tuomet, 1941 metais, žmonės išvakarėse irgi taip pat gyveno savo gyvenimus. Planavo darbus, galvojo, kaip užauginti vaikus, kaip pasėti daržą. Bet ne visiems tai pavyko, nes okupantas labai anksti ryte, kai žmonės, šeimos, vaikai saldžiai miegojo, pasibeldė į jų namus ir negailestingai išvedė iš namų. Išvedė nežinoma kryptim ir pasodino į gyvuliškus vagonus. Žmonės nežinojo, kur važiavo. Šeimos buvo išskirtos. Ir kas gali būti baisiau ir žiauriau? Tų žmonių likimai vieni užsibaigė dar nedavažiavus, nepasiekus Sibiro platybių. Kiti žuvo tenai, dar kiti grįžo į Lietuvą. Ir šiandien, kaip jaunimas sako, šiuo metu Palangoje iš beveik 400 tremtinių liko 90. Man lieka tik dėkoti jums už tai, kad šiandien Lietuva turi nepriklausomybę, kad šiandien Lietuva turi laisvę, kad šiandien mūsų vaikai gyvena po taikaus dangumi, kad šiandien mūsų vaikai gali išvažiuoti į užsienį, gali studijuoti, gali laisvai gyventi, gali laisvai mąstyti, laisvai kalbėti. Ir tai yra jūsų dėka. Jūsų dėka tie, kurie iškovojate mums laisvę. Aš visiems linkiu, kad nepasikartotų daugiau istorija šiais neramiais ir neapykantos laikais. Noriu palinkėti visiems vienybės. Nepasiduokit intrigom, nepasiduokit kiršinimui, nes tokių žmonių, kurie tai daro, vis daugėja. Ačiū visiems. Lenkiu žemai galvą nuo visos Palangos bendruomenės. Savo buvimu mus laimina Palangos švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios klebonas Kęstutis Balčiūnas. Gerbiamas kunige, kviečiame jums tarti sveikinimo žodį. Mėly brangus tremtiniai, politiniai kaliniai, ko gero, ši diena yra skaudi jums, nes prabėgo jūsų jaunystė, daugelių vaikystė, neįsipildžiusios meilės, svajonės, bet jūsų širdyje liko viltis, kad jūs grįšite namo ir kad mes būsime laisvi. Ačiū jums, šiandien tarėme mes visi garsiai už jūsų meilę, už jūsų nuoširdumą, kad mes galime būti laisvi. Kaip ir minėjo meras, mes turime darbus, mes galime džiaugtis ir kvėpuoti pilnais plaučiais, būtent laisvos Lietuvos tą orą, būtent dėka jūsų meilės, jūsų nuoširdumo. Ačiū jums dar kartą už jūsų meilę ir atsidavimą mūsų Lietuvai, tėvynei. Jaunimas niekados neužmiršta tų baisių gyvenimo pamokų. Ačiū jums, mėly brangus tremtiniai ir politkaliniai. Dėkojame klebonui,
Kviečiame žodį tarti tremtinių ir politinių kalinių Palangos skyriaus pirmininką Arūną Šateiką. Nu, toliau antroji, ta tokia deportacija, irgi tokiu pavadinimu, priboj, muša. Buvo 49 metas, kovo 27 ir balandį mėnesį papildoma dar 33 500 į Tomską, Omską ir Kutską, palungiškę jau ten pakliau, ten apie 300 palungiškių, taip suskaitliavom daugiau į Omską, Tomską ir Kutską, Krasnojarską. Dėkojame, o dabar savo dainas skiria Palangos kultūros centro Jūros šaulių vyrų choras. Vadovas Rimgaudas Juozapavičius. Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus, ten pradžiaus krūtinė, atgaivins jausmus, ten pradžiaus krūtinė, atgaivins jausmus. Pirm negu aušrelė skaisti užtekės, ten mano dainelė linksmai suskambės. Ant tieškelio kelio man berieda ašara, medinius puodelio, o verkė dievulis ant rankų paimęs, nejaugi lietuvio širdį jisai paimkim Lietuvą, visi ant rankų, priglauskim Lietuvą, kaip kūdikį brangų, nuneškim Lietuvą į laimės šalį, nėra klastos tenai, nėra ten melo. Nuneškim Lietuvą į laimės šalį, giedokim Lietuvai, Lietuva Jei auksinės vasaros, nemėlynos fosilkos, nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos, nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos, taip tyliai slenka vasaros, pražydę gėlės vystant, mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę, mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę. Paliksime tas kryžkeles ir viską, ką turėjom, jaunystė juo
vieną vakarą ir jau daugiau negrįšiu. Žydės vos ilgos mėlynai, bet jų nebematysiu. Žydės vos ilgos mėlynai, bet jų nebematysiu. Ačiū, kad buvote, gražaus vakaro visiems. Už šį gražų vakarą tremtiniai norime padėkoti už paruoštą programą, nors kukliai gėlėmis. Bet taip